Storosios žarnos vėžys yra viena dažniausių onkologijų Lietuvoje. Kasmet suserga apie 1700 žmonių Lietuvoje, o miršta apie 800. Todėl labai kviečiame dalyvauti storosios žarnos prevencinėje programoje. Joje dalyvauti gali žmonės nuo 50 iki 74 metų, moterys ir vyrai. Į programą kviečiame atvykti kas 2 metus, atliekant slapto kraujo mėginį išmatose. Kodėl verta dalyvauti šioje programoje? Tai lengvas ir puikus būdas pasirūpinti savo sveikata, nes programos metu mes galime aptikti ikivėžinius pokyčius, taip išvengiant ligos, o anksti diagnozavus ligą prailgėja gyvenimo trukmė, išgyvenamumas, gerėja gyvenimo kokybė bei galima tikėtis sėkmingo gydymo rezultato. Kiekvienam pacientui įtrauktam į programą duodame slapto kraujo mėginėlį į namus. Namuose pacientas pasituštinęs laiko mėgintuvėlį taip, atsuka žydrąjį dangtelį, pabaksnoja į išmatas į kelias vietas, 5 arba 6, įdeda mėginėlį atgal, užsuka ir pristato į laboratoriją. Mėginį būtina pristatyti per 24 valandas. Jeigu pasituštinus iš karto pristatyti į laboratoriją negalite, jį reikia laikyti šaldytuve. Tyrimą atlikti galite, jeigu vartojate kraują skystinančius preparatus. Tik jei vartojate aspiriną, reikėtų jį nutraukti 2-3 dienas prieš atliekant tyrimą. Prieš atliekant tyrimą nereikėtų vartoti raudonos apdorotos mėsos, žuvies, taip pat produktų turinčių peroksidazės, obuoliai, apelsinai, šparaginės pupelės, žiediniai kopūstai. Tyrimas atliekamas kas 2 metus, bet jeigu nustatomas teigiamas rezultatas, mes siunčiame pacientus programiniai kolonoskopijai. Esant jai gerai, tyrimas atliekamas tik po 10 metų. Visų pirma, prevencija reiškia išvengti arba kitaip užbėgti įvykiams už akių. Dažniausia priežastis neatlikimo šio testo yra pacientų baimė. Bet jeigu jau yra liga, nebėra ko bijoti. Mūsų tikslas – ligą aptikti ankstyvose ligos stadijose. Tad ženkime į sveikesnį rytojų atlikdami prevencinę programą šiandien.